Sveiki visi, čia aš pagaliau Vipukas su savo pirmoju After Effects tutorials, dėl kurio tikrai labai daug galvojau ir daug klausinėdavau, kągi šiame turėčiau padaryti. Ir tiesąkant, daugiausiai buvo populiariausi atsakymai buvo tai, kad turėčiau padaryti color correction, parodyti kaip jį reikia padaryti ir supažindinti jumis su After Effects programa. Tai vat, pirmasis dalykas, tai kas bus, tai aš jums parodysiu jau padarytą mano darbą ir pažiūrėk, kaip jis atrodo. And now wait a few moments, let him rest. This should help you remember everything. Na tai vat, kaip matote, kambariukas, viena lempa ir tiesąkant, nedaug kas matosi, kas ten toliau, sienos, jis tikrai atrodo baugus kambarys, taipogi matot, viskas taip yra uždara, tarsi tikrai baugu ir matot, siena netgi nesimato tokia pikseliuota. Tiesąkant, netgi kartais ir biški, nėra tokia taip sunku, bet kartais netgi ir pasivaidena, kad kai kuriuose vietose net nėra ir kad tai nėra Minecraft, pavyzdžiui, siena. Tai vat, pirmas dalykas, ką aš jums parodysiu, tai yra Sony Vegas Pro, kuriame pažiūrėkit, kaip atrodo paprastas video, matot. Tai sakant, tikras Minecraftas, matot, visas sienos, viskas apšviesta, kažkaip neįdomu, tiesiog, tikras Minecraftas, teisingai, nieko įdomaus, nei baugaus, nei nieko. Tiesiog matosi daug naujovių, pluginas, televizorius, negi matosi, kad čia žemė yra, purvas. Kažkaip nesąmonė, ne? Tai va, žiūrėkite. Prie Sony Vegas grįšime vėliau, o dabar einam prie After Effects. Tai va, pirmas dalykas, ką darysim, tai atidarysim patį projektą. Nope. Tai va, ir žiūrėkite, tai pasirasim. Tiesąkant, daugelis žmonių, kurie, pavyzdžiui, savinant desktopo, kaip ir aš, turi daug folderių, labai yra sunku surinkti. Ir jeigu jūs negalite susirasti, ko jums reikia, tai patariu prisiminkit ten to savo video pavadinimą ir susiraskit, pavyzdžiui, jo pirmąją raidę, pavyzdžiui, Counter-Strike atrodo kažkur turėjau. Va, matot, viskas, kas turi C, prasideda. Counter-Strike'as, chipsus, taip toliau. Na, o kas tiesiog iš viso tikrai negali rasti, pavyzdžiui, kaip pas mane iš viso nesimato dabar, tai tiesiog pasimkit, nukopijuokit pati ir copy V ir copy write. Tai vat copy paste ir žiūrėkit, pas mane atsirado Minecraft veg, Minecraft veg.back ir Minecraft.ewmv. Tai va, čia yra Sony Vegas save'as, čia irgi, o čia yra tas tikrasis mūsų video. Tai vat open, atidarom, palaukiam ir štai mes turim visą informaciją apie patį tą video. Kaip matot, 30 fps, 1280, x320 rezoliucija, garso stereo 16 bito. Ir dar matot, kad čia nieko Ir kaip matot, čia dar nieko neatsitiko, viskas tas pats, kaip buvo, taip ir atsitiko. Tai vat, pirmas dalykas, tai kad reikia dar jį paspaustant jo ir tiesiai nutemtant to mygtuko. Ir štai, bum, mes turim. Kaip, pavyzdžiui, jeigu norit pražiūrėti, ką jūs esat padarę, būtent yra tai, būtent tas video, kurį jūs norėjote kelti, pasiimat, paspaudžiam čia. Kaip matot, dabar lagina, nes nėra programa išrenderinusi pilnai video. Kiekvieną siekį, kaip jūs spaudžiate, jinai vėl vis per naujo išrenderina patį video, matot. Čia dabar yra, ką jinai yra išsiminus, tai 2 sekundės. Ir kaip matot, jokio lago nėra, super viskas atrodo. Tiesa, kad neatrodo nieko čia super, nes kaip matome, kas čia, koks čia apšvietimas, matot, viskas matos, nieko gero, teisingai. Tikrai yra negražu, neįdomu. Tai vat, supažindinsiu jumis su šitais mygtukais, tai yra, kaip matot, šitas yra hand tool, tai galite judinti. Bet tas sakant, jeigu jūs norit, pavyzdžiui, kažką prisiartinti, sakykim, šitaip, prisiartinam ir norit ten kažką pačioj pasižiūrėti. Tai pasiemam hand tool ir patepėm jį čia. Pasiemam dar, sakykim, kas čia? Teisingai, kažkas čia paslėpta buvo. Ir tai yra, aišku, stalas, matot? Va, pavyzdžiui, norim pasižiūrėti, būtent kas tame televizoriu rodoma. Matot? Na, žinoma, tai tiesiog neturėčiau.
O tai, kasgi yra, kaip matote, tai yra kamera ant mano nugaros. Ir jinai būtent rodo tą patį, matot, kur ir žiūriu. Tiesa, kad aš jums neturėčiau būti to sakyti, bet taip teko. Na, kasgi dar čia, atrodo lemputė. Na tai va, o taip, kas yra toliau, tai yra va. Bet jūs dar neprivalote juos naudoti, taipogi galite ir su savo pelyte rutuliuku priartinti, nužeminti, va matot. Ir žaidžiam. Ir va, kaip matote, dabar, kadangi paspaudžiu blogą mygtuką, aš nejudinu ekraną, o patį video. Patariu taip tikrai nedaryti, nes, kaip matote, jeigu mes, pavyzdžiui, padarysime taip, tai rodys būtent tik tai šitą vietą, o visa kita čia bus juoda. Tai įsivaizduokit, čia bus būtent tai, kas čia įdėta, o visa kita čia juoda, ne? Nu, kažkaip negražiai, taip neturi būti. Tai patariu taip tikrai nedaryti. Ir jeigu, pavyzdžiui, jūs netyčia tai padarėte klaidą, tai spauskite Ctrl ir Z. Matot, atšaukiam ir štai bum. Turim viskas, kas grįžo. O jeigu norime tiesiog judinti patį ekraną, tai su vidurinėmi pelės mygtuku spaudžiam ir laikom ir judinam. Kaip norim, bum, žiūrim, ko mums reikia. Na, va, taipogi, kaip matot, ir yra video biški toks, kaip sakant, matosi tokius juodas žymės. Tai sakant, aš kai filmavau, tiesiog buvau filmavęs ant ekrano ir taip atsitiko. Norint, pavyzdžiui, jau tokius panaikinti dalykus, pavyzdžiui, kai kam ir, pavyzdžiui, jeigu bus ekranas, pavyzdžiui, va čia bus juoda, o čia visas ekranas, teisingai, nes, tai sakant, jau to nebepatvarkysim, biški, jau nebeišeis. Bet, pavyzdžiui, va tokius dalykus kaip šitas, mums tikrai išeis, paspaudžiam šitą ir bum, padidinam video. Tai sakant, daug ko nesimato. Tai sakant, nesimato efekto tokio didelio, kad čia buvo kažkas blogai, teisingai. Bet, tai sakant, video tampa pilno ekrano ir tikrai atrodo daug geriau. Ir taip pat, va, būtent dar šitą naudosim, sugrįšim prie šito, kai mes darysime Wagler efektą. O tai yra, kai žiūrėsim video ir, sakykime, visas ekranas taip judės. Na, tiesiog, ne taip va taip judės, bet tiesiog taip gražiai camera shake, sakykime, pusę, ne? Na, tikrai jums bus verta pasižiūrėti. Tai, vat, man atrodo, šį kartą užteks su tais mygtukais. Kitą pamoką mes jums pamokysim, kaip daryti su šitais, ką daryti su šitais ir taip toliau. Na ir grįžkim prie savo color correction, teisingai. Tai paspaudžiam ant šito video, effect, ir žiūrėkit, bum, štai turiu pilno visokiausių efektų. Tiesą sakant, daugelis čia yra pluginų, pavyzdžiui, šitas, nuo šito iki šito. Šitas, čia Twixtor, su juo pasimatysim, tiesą sakant, irgi vėliau. Red Giant, čia irgi daug vėliau pasimatysim. Taipogi Video Capture, kaip matot, Optical Flares ir Twitch. Sužinosime apie tai vėliau. O dabar darysime Color Correction. Tiesą sakant, yra daugelis žmonių, kurie naudoja tiesiog paprastą Color Correction. Ir jis tiesiog netrodo gražus. Būtent tas originalus, kuris yra nemokamai ant Adobe's Effects. Tai aš jums tikrai patariu parsisiųsti Magic Bullet Looks. Kitaip sakant, tiesiog paprastą programą. Pavyzdžiui, žiūrėkit. Magic Bullet. Teisingai. Ir bum, žiūriu Magic Bullet. Red Giant. Štai programa, kuri tikrai turi daug ko. Galite nusipirkti. Na, aš nesakysiu, kad galite ją ir nusipiratauti. Prašau, neklauskite manęs, iš kur aš ką gaunu. Nes jūsų tai tikrai neliečia. Tai vat, spaudžiam Effects ir, sakykime, Magic Bullet Looks. Nusistatom, ką mes turim, būtent ką mes norim pakeisti. Ir bum, štai mums iššoka toks arsi Looks. Štai mūsų efektas. Spaudžiame Edit. Tai pasileis programa. Watching. Bum, štai turim. Ir štai čia viskas, ką aš esu išsaugojęs. Nu, tiesą sakant, nuo šito iki šito čia jau bus automatiškai pačioje programai.
Na, o visi šitie, tai aš esu išsisaugojęs pats daugelį aišku, pasisiuntis iš daugelio draugų, taip pat ir kitų žmonių, bet ir esu kai kur pats pasidaręs. Tai va, paspaudžiam play ir štai viską galim pasirinkti, matot, jau tamsėja viskas, jau atrodo viskas kitaip. Matot, jau ir dar kitaip, jau ir mėlyna atsirado, matot jau. Na va, jau geltonai, jau daugiau kažkas, jau kitaip matas. Ir tiesą sakant, yra tikrai visokiausių atrodymų, kurie va, pavadinimą, kaip jie visi atrodo. Taip pat žiūrėsim, ar mes gausim būtent to, ko aš naudoju. Na va, matot, bum, štai visas tas, ką mes naudojam. Matot, matot, kaip ką aš jums sakau. Tikrai, man atrodo, matot, dabar tikrai gražiau atrodo teisingai. Ir tai vat, o ką jeigu jūs jų neturite, neparsisiunt, neradot, sakykim, arba, sakykim, jūs norite savo susikurti. Tai tiesiog nėra labai sunku. Pasiemam, pasidarom savo video, matėt, kaip jau jį pasileis, patraukiam pelytę čia ir bum, štai viską turim. Sakykim, ir visi savo įrankiai, kurie mums reikia. Pavyzdžiui, lenzės, tai sakykim, šitą, bum, lenzę. Matot? Įdėjom, teisingai, ir žiūrėk, kaip atrodo. Iš karto viskas jau pradėjo patamsėti, teisingai. Čia galim nusistatyti, va, spalva. Sakykim, juoda. Va, juoda, tamsiau atrodo viskas. Va, tikrai gražiau, teisingai. Toliau pasižiūrėm kažką kitą, ką čia pasižiūrėm, pažiūrėm. Taip. Tas nedidelio efekto neduoda. Bet ištrinam, sudelete. Ir va, turim. Taipogi visus šitą galime išjunginėti ir taip toliau. Taipogi ir... Tai galim tarsi padaryti, kad, pavyzdžiui, animatinsim, o animating darysim, jeigu vėliau rodysim. Tai, pavyzdžiui, netgi galit padaryti kokią, pavyzdžiui, viską užtemsinti ir padaryti būtent, kad žmogus matytųsi, kad būtent va tai yra įdomu. Kad žmogus atkreiptų dėmesį, va tai matot. Pasiemam, sumažinam. Viskas yra tamsu, o visa kita švies. O ko reikia, žiūrim, yra normaliai. Pasiemam, taip jau turim. Na tai būtų, štai ir viskas iš mūsų After Effects Tutorial Correction. Ai, va, tiksliai. O kam, jeigu labai įdomu, kaip reikia išrenderinti, tai tikrai nėra labai sunku. Spaudžiam. Kai matom, kai mes jau esam viską savo pasidarę, spaudžiam ant Composition į Add to Render Request. Nežinau, kaip tą perskaityti. Spaudžiam ir štai, tai kad gavom biškis nustatymus, ką čia galim padaryti. Tai va, Render Settings, tai nusistatom, ką mes tu norim padaryti. Sakykim, Best Quality, tai yra ryškumas. Paturiimti visados Best. Resolution irgi Full ir čia rodo, koks bus tikrasis video rezoliucija. Na, kaip matot, čia yra 720 bus ant YouTube'ės ir nieko kito nebepadarysime. Bet vienu žodžiu bus HD, tai buvo gerai yra daug. Pavyzdžiui, efektai galim padaryti, kad jų nebūtų, galbūt, kad... Bet paturiu čia nelysti, gal būna tegul taip. Ir frame rates, tai... Paturiu, jeigu jūs jau naudojat kokį, pavyzdžiui, jau padarytą nufilmuotą su fraps video, kuriame buvo, pavyzdžiui, tiktais 25 fraps, tai paturiu tikrai nedėkite 30 ir palikite kaip buvo. Bet jeigu kažkas iš jūsų filmavo apie, sakykim, 60 fraps, kas daugelis filmuoja, tai galime padaryti tik, kad būtų 30 fps ir tikrai nesimatys jokio lago. Tiesiog atrodys daug gražiau, bus didelis, mažesnio tokio bus judėjimo, sakykim, kaip filmuose bus. Na, tiesiog, o filmuose naudoja 25,97 kažkur. Na, tai va, štai ir viskas iš mūsų After Effects. Sėkmės, ačiū, kad žiūrėjote.